dar apibendrinkim vieną komentarą. Sakė, kad aš už jokios kvalifikacijos nereikalaujantį darbą noriu uždirbti kosminius pinigus. Tai visų pirma, tai yra įkainiai paslaugos. Iš ko tie įkainiai susideda? Susideda iš automobilio nuomos, mokesčių, kuro, vairuotojo atlyginimo, įmonės pelno ir mano skaičiavimais kelionė į Vilniaus oro uostą turi kainuoti nuo 140 eurų plus PVM. Dabar kaip skaičiuoja boltukas asiliukas? Veža už 60 eurų prieš mokesčius, susimoka nuo tos kainos komisinį, tada dar mokesčius, nu ir duok dievę lieka dvacokas nuo tos kelionės. Užpilus kūrą, visą kitą, net ir Priusas čia jau suvalgys tikrai nuo červonso iki 15 kūrui. Tai nežinau, kaip jūs ten skaičiuojat ir kas jums ten gaunasi. O jeigu kelionė sėkminga, sakykim, ar pasitikimas, ar kas, nu tebūnė, nežiūrim pasitikimo, žiūrim išvežimą. Tiesiog atvežėt, paleidot, viskas. Trys valandos. Koks jūsų valandinis atlygis? Tai gerai, jeigu ir valandinis atlygis gaunasi bent šiek tiek panašus į Lidlo vežimėlių stumdytojo, o kur išlaidos automobilio eksploatacijai, automobilio atsipirkimui, automobilio nusidėvėjimui, viskam kitam? Kur? Kur asiliukai šitos išlaidos? Kvalifikacijos jums nereikia, ne? Jums reikia, blemba, skaičiuot mokintis, kalbėt mokintis, anglų, rusų, vokiečių. Pasiekit tokį lygį, kada keleivis nusileidžia, bam, bam ir susikalbėt su juo. Aš kartais net nepasigūglinu ten, iš kokios šalies atvažiuoju, na ura, bam ir susikalbu. Nėra problemos. Oro uostą remontavo, kiek kartų keitėsi privažiavimas. Navigacija ne visą laiką parodys. Niekad nepaklydau, radau ir privažiavimą, ir oro uostą. Ant pakilimo tako užvažiuot, juostose, visa kita, susigaudytumėt. Prakaitas tiek išmuštų, kad šlapės ten važinėtumėt. Toliau, klientas sako, sakykim, aš noriu šį vakarą žaisti šachmatais. Kur man nusipirkti šachmatus? Ką darysi? Aš noriu prabangiausio viešbučio Vilniui. Ką darysi? Aš noriu prabangiausio restorano Vilniui. Surask man, prašau. Ką darysi? Kaip jūsų savo 4 eurų valandinių? Ar apsilankot bent kokiam restorane? Ar žinot, kuris yra prabangus? Nežinot, nes neapsilankot, neturit už ką. Belieka tik tai komentarus rašyti. Storas, nukis nupenėtas, dar kažką tai. Dabar įdėjau, kad po sporto jau vėl jie rašo. Sportuojas. Vat kai pakelsit, dirbsit su 80 kg štangą 3 kart po 15 kartų, tada galėsit komentuoti. Greičiausiai sulūžtumėt per pusę tokią pakėlę. Bet ne, kur tau, reikia parašyti, kokie jie šustri laido riteriai, klaviatūros. Toliau klientas dažnai labai būna tokia situacija, sako, surask man mergą, tai yra prostitutė. Ką darysi, kur ieškosi? Net nežinai garantiją nei kur, nei kas, nei kaip. O jeigu dar reikia surasti tokią, kurie atvažiuos į viešbutį, vapšė apsišiksi.
mane, klientui, visos problemos, visi klausimai būna išspręsti. Nuo A iki Z. Todėl greičiausiai ir manimi atitinkamas klientų sluoksnis pasitiki, kviečia, samdo. Jūs niekada neišgirsit iš manęs nei vardų, pavardžių, įmonė, pavadinimų ir visa kita.